Labas rytas, atsikėlėm, dabar yra po 6:28, keliausim ieškoti pusryčių, nes sakė turėtų būti, ir po 7:15 išvyksim. Nieko šiaip nežinom, tai papasakosim vėliau. Dar vis renku žodžius. Atslūgo emocija šiek tiek? Jo, reikėjo biškį, kad susistovėtų visa informacija. Tai va, vakar pasikalbėjom su savininku ir pasiūlė mums turą paplaukyti su mantarajom. Šiandien ryte pavalgę pusryčius su motoroleriais išvykom į uostą, kuriame ir turėjom išplaukti. Tai va, atvykę į uostą pasiėmėm lastus, parodė, kur nersime, pasakė, kur yra mantarajų ir po pusvalandžio kokio ir išvykom. Kažkaip jau tik išplaukus tos bangos, biški tokios buvo šiek tiek, neaštrios, bet jos, buvo tų bangų, kad jau vietom reikia įsikipti, nes nėra komfortabilu sėdėti taip tiesiog ir plaukti. Jeigu mes plauktumėm ten už salos kažkaip jau tada atrodytų, jo, ten bus ramus vanduo, bet mes plaukėm į grynai jau tą vandenyną, iš kurio pareina tos bangos. Tai jau taip kažkaip neramu. Nekoks nusiteikimas buvo. Išplaukėm 8, tarp mūsų buvo dar kokie 3 tokie pensijinio amžiaus žmonės. Tai į priekį kelionė truko gal kokį pusvalandį, mažiausiai, man atrodo. Ir ten gerai pasitaškėm. Jau nebenori, Laura. Kai jau išplaukėm grynai jau už tos salos, kur turim tiesiai palei salą plaukti iki to taško. Blemba, bangos tokios, nežinau. Tas laivelis mūsų nedidelis dar. Visų pirma, mes be liemenių išplaukėm ir tu plauki ir toks, nežinai, tai čia jie turi tas liemenės, neturi. Ir mes kaip prieš tai čia buvom prie to Deviltiers ir matėm tas didelės bangas ir jau nuo kranto baisu kažkaip, nejauku taip. Ir mes tarp tokių bangų realiai ir plaukėm, nes jos tikrai siekia kelis metrus, jos nebuvo, kad lūžta tiesiog, bet jos labai didelės ir jau link to kranto tas lūžimas, bet manevravo su to laiveliu ir man visą kelią mintyse buvo, tai mes čia tokiam vandenį ir plaukysim, tai kaip čia ta valtis vietoj išsilaikys. Nieko, sakiau, ramiai nuplauksim, pamatysim, čia nepanikuojam. Reik melstis, kad bus saugu plaukti. Nardis, melskimės, kad bus saugu plaukti. Aš sakiau? Neatsimenu šitą. Nes jau ten visi labai jau iš pradžių taip viskas gerai, plaukiam. Ir tada tokia jau kažkaip įtampėlė biški jaučias, nieks nieko taip. Bet ten taip pat taip nieko nešneki, bet jau link to galo, kai plaukiam, tai jo kažkaip, aš jau sakiau, kad man baisu jau, nes aš šiaip didelių tokių bangų man fobija. Nesu turėjęs panikos atakos, bet čia yra tobulos sąlygos pirmai panikos atakai patirti, bet to pačiu ir blogiausia situacija. Tai žodžiu, nuplaukėm, šiaip gera savijauta man buvo, be nerimo, aš kažkaip ramiai viską žiūrėjau. Sustojom ten, jau atvykę į vietą, buvom vieni pirmųjų, prieš mus buvo tik tai snardytojai. Tada atėjo kapitonas laivo, visi tokie su išgąsčiu, čia šoksim, nešoksim, bangos labai didelės. Labai pradėjo klausinėti, ar čia saugu yra plaukti. Visi plaukiantys. Nes jo, nes
tu nesitikį vykdamas tokį turą, kad tu turėsi ten surfint, galėtum su banglente easy. Tai tas pats, kuris veda tą plaukimą iš veido, tai toks irgi buvo biški sumišęs, nes jis sako, čia... Nesitikėjom tokių bangų. Nebuvo, čia nežinojom, kad čia tokios bangos ir jis toks pats irgi nežino, čia neatsako, ar čia saugumam plaukti, su tą mintim, kad patikrins ir pasižiūrės, ar ten tų yra mantų ir tada žiūrės. Tai va, iššoko jis į vandenį, paplaukė ten 5 metrus, pažiūrėjo, sako, viskas gerai. Tada dar pasižiūrėjo, ar mantų yra, sako, yra ten pilna. Nu tai ką, rengiamės ir kylam. Aš tai kuo greičiau, aš iš pradžių galvojau, gal dar nešoksiu, nes bangos tikrai žiauriai didelės, bet kai pasidarė bloga, tai jau žinau, kad daug geriau bus vandenyje nei valtyje, tai šokau bet kokiu atveju. Bet pasirodo, vandenį nepraėjo jūrligė, kaip būna su nardymu, iššoki vandenį ir iškart praeina. Čia dėja teko pasikankinti vandenyje. Tai va, susirinkom prie gelbėjimo rato visi ir plaukėm kartu link Mantarajų. Iš pradžių prie bangų kaip ir pripratom jau, tada priplaukėm iki jų, ten buvo vietomis iki 6 Mantarajų vienoje vietoje, ten yra kaip ir vadinama apsivalymo vieta, kur jos atplaukia, tada prie jų priplaukia visokie mikrobai ar žuvytės ir nuo jų nuvalgo bakterijas. Dėl to jos ten atvyksta kiekvieną dieną visą laiką apsivalyti. Tai va, kol buvom pirmieji, tai visai fainai buvo, nes nedaug žmonių, čia mūsų buvo gal kokie 5. Ir buvo žiaurios bangos, tokios bangos pakyla, laivo nebesimato, vienoje vietoje net lūžo banga, kur ten visiškai kaip vandenyne kokiam. Ir matau, kad pareina tokia didžiulė banga, ant visų, visi išniro tik tais, išsipūtė orą iš vamzdelių. Ir ką toliau žiūrim, pilna tų mantų, bet toks nemalonus jausmas, kai tos didelės bangos, stipri srovė, jei plauki, tai vietoj plauki realiai. Ir ta šviesa tokia nebuvo, dabar taip ir gaunas, kad rytais nėra per daug tos saulės, kad tarkim patekėtų ir visą dieną jinai šviestų, ten taip tamsu, taip niūru, nes net iš valties nesimato tų mantų, nors realiai jeigu saulė šviesų, tai jos turėtų matytis. Banga, tarkim, pakildavo ir kokį 20 sekundžių, tarkim, nesimatydavo, nes iš lėto, kol pakyla, nusileidžia. Šalia esantis laivai, nes ten buvo ir nardytojai, tai atrodo gal už 100 metrų tas laivas, gal net mažiau. Ir tokios didelės bangos, kad tai pakyla ir dingsta tiesiog tau tas horizontas, labai baisiai, ta prasme, žiauriai didelės bangos. Po to galvoju, greičiau varom jau į valtį, užtenka, pasižiūrėjom, pamatėm, nufilmavau, viskas, lėkiam. Tai šiaip netaip surinko visus pokemonus ir išvarėm į valtį, kurioje laukia Laura. Taip,
aš nebuvau vienintelė. Aš iš pradžių, kai plaukiam, galvojau, kad aš būsiu vienintelė ir aš galvojau, kad mane Rokas labai įtikinės ir pyks, kad aš nelipsiu tą vandenį. Bet tiesiog aš pasvėriau, kad man bus turbūt daugiau žalos, negu naudosiu šitos situacijos. Ir vis tiek nardom, tai nėra taip, kad čia vieną kartą gyvenime tokia situacija. Ir norėtus pasimėgauti tokiu vaizdu, o ne galvot, kaip čia neprigerti. Ir jie tada grįžo ir sako, nu mes čia, žinokit, negalim būti ilgai, nes čia didelės bangos. Čia nelabai tipo Nesaugu čia būti, jo, todėl varom greičiau. Aš sakau, davai greičiau varom tik tais, nes man jūrligė vėl sugrįžta. Paplaukiam 100 metrų ir prasidėjo žuvyčių šėrimas, kaip senais gerais laikais. Tada nuvykom iki snorklinimo vietos, kur jau yra lygesnis vanduo, nėra tokių bangų. Aš vadovys, mokėjau pinigus. Pažiūrėjom rifą, žuvyčių šiek tiek, bet jau nebėra, kad ten nustebintų mus, tai jau galvoju greičiau varom, nes ir vanduo šaltas vietomis, tai ten pašiurpia labai. Šiaip labai stiprios srovės, nėra taip, kad gali tiesiog čilinti ir po to į kitą, jau atrodo, kad jau plaukiam atgal, bet visai aš pamiršau, kad trečia vieta bus. Tai ten Vėžlių ale ieškojom ir mus srovė grinai nešė, nes ten vietoj išsilaikyti absoliučiai neįmanoma. Sakė, laivas atplauks, paims. Jo. Tai visų vėl buvo šiaip geras labai matomumas, nu čia tas vanduo tikrai labai gražus ir manau prie gerų sąlygų, nu čia nuostabiai turėtų atrodyti viskas. Taip. Prie štiliaus, kai nebanguota jūra, geras matomumas, tai tikrai pasimėgaut galima. Bet dabar esam drėgnuoju sezonu, naktį lyjo dar nemažai, tai pataikėm ant nekokių bangų. Ne, man tiesiog taip sukrito, kad mes planavom kitą dieną, bet kažkaip pakalbėjom ir sako... Savininkas sako, kuo greičiau jo. O anksčiau to geriau. Nu, tai gerai. Ir tada tu plauki ir tau dėliojas visas tas paveikslas. Kad neplanavai. Nuojauta, sapnai, ką planavai, kaip turėtų būti ir kaip yra. Tai jo, biškį pašiurpino, kažkaip grįžus norėjęs tiesiog grįžti susidaryti ir niekur nebeišeiti. Bus geriau? Bus geriau. Kylam. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Tai atvykom prie paplūdimio. Labai daug žmonių, labai stiprus vėjas, labai didelės bangos. Tai tik įrodo, kad šiandien netinkama diena plaukti, ieškoti mantų. Ir dabar atėjom šoną, čia labiau pavažiavom ir Rokas skraidins FPV. Tai va.
atvykom į Broken Beach, dar 40-50 minučių kelio. Tai tokia dienos pabaiga ir gavosi. Tai tas Broken Beach labai patiko, o ne? Labai didelė ta skylė. Įspūdinga. Nesitikėjom, kad tokia didelė iš tiesų yra. Čia sumoki 3 centų ir įleidžia į parkingą. Bet jau yra beveik saulėlydis, tai susipakavo ir išvyko. Ir dabar atvykom į delfinų įlanką, kurioje kartais žmonės pamato delfinų, kartais mantarajų, bet mes nelabai ką matėm, bet atėjom palydėti saulės. Už nugaros saulė ir balis matosi. Po ilgo laiko pagaliau galim pasimėgauti saulėlydžiu. Tik po 50 kažkiek dienų. Nes dažniausiai tai vakarais lietus, kokia 90% dienų. Tai džiaugiamės, kol galim. Ir laukia įdomi... Ilgas kelias namo. Jo, naktinis kelias. Bet šiaip, kas keista, į šitus turistinius objektus kelias yra žiauriai gerai sutvarkytas kelias, o tas pagrindinis kelias, kurio dažniausiai naudojamės kiekvieną dieną, žiaurus yra. Bet iki Kristal to tai nebuvo labai geras kelias. Ne. Nu. Tik tai į šitus pagrindinius turbūt. Jo, bet labai šiaip. Ta dinozaurą ir čia. Prastokai. Tai va, palydim saulę. Ačiū. Kad žiūrėjot. Ir iki kito epizodo.